nesiūlysiu. Sakyk trumpai ir tiesiai. Gerai. Netrukus tu gimdysi mane. Ir gimdysi mano vaiką. Ir šito ryšio neįmanoma nutraukti. Aš netikiu jūsų vedimams iš nuoskaudos ir pykčiai. Išeik! Mane už proto varo, aš savo kambarį nubijo. Atsikeliu naktį visas prakaito išpiltas. Mes dar galime kažką pakeisti man. Tu jau seniai manęs nemyli. Tu lošėjas. Tau reikia įrodyti, aš galiu ranką nusikasti. Aš tikiu, nes tu nenori pralaimėti. Bet kokia kaina? Prie savo grobio praunės kaip žvėris. Kokia tragedija? Tu netekai žaisliuko. Išeik, prašau, kol dar negrįžo Julius. Mačiau į gatvę, palauksiu. Tai šiek tiek mane gerbi. Pasigailėk bet mano vaiko. Dėl mūsų vaiko aš čia ir atėjau. Štai žaisliukas dailus, ar ne? Išvyk iš šitą žmogą, Juliu. Kodėl iš čia? Tu jo geriau paklaus. Aš pasakysiu. Netrukus Monika gimdys. Ir gimdys mano vaiką. Ir jeigu dar čia kam nors trūksta tokių įrodymų, tai paimkim pieštuką, popierių ir paskaičiuokim, ką? Meilės liaukis! Jums gims kūdikis. Jūs jau ginsit. Ir aš galiu užtikrinti, kad jisai žinos, kas yra tikrasis jo tėvas. Jūs džiaugsitės jo nositelė, plaukais, akytėmis. Ir aš vėl būsiu jūsų tarpe. Gal jūs norite apgauti gamtą, ką? Dėja, to dar niekam nepavyko padaryti. Ir jeigu tu jau, Juliau, esi be kiek protingas žmogus, tai gal leisi Monikai pačiai nuspręsti. Ko tiri? Žiūrėk taip, Juliu. Tavo veidas toks baisus. Aš jau seniai nusprendžiau. Bent kartą padaryk, kad jo nebūtų. Visai nebūtų. Nes galiu užmušti. Gaminatės mane kaip daiktą. Net paprastas kaimietis niekados. Turėkit protą, aš gyvai laukiu. Aš nekenčiu jūsų visų. Juliu! Ko aš labiausiai bijojau? Keista, bet atrodė bijojau pabaigos. Atrodytų, laukiam visi premjeros. Premjeros diena atėjo, vakaras. Atėjo ir po miuziklo atrodo viskas baigėsi. Ir per ištisus pusę metų iš tikrųjų kirbėjo ta mintis ir ta emocija, kad labai baisu pačios premjeros. Ne kaip įvykio, bet kaip įvykio baigties. Dėl to, kad mano gyvenimas ir Monikos iki tol buvo labai ryšliai susietas. Ir dabar tiesiog viskas pasibaigtų ir tektų gyventi vėlgi savo gyvenimą.